Sveiki, mokesčių mokėtojai. Ar kada susimastėte, kur keliauja jūsų sunkiai uždirbti pinigai? Ne į biurokratijos juodąją skylę, nors kartais taip ir atrodo. Kalbame apie viešuosius pirkimus, kaip vyriausybės perka daiktus. Pagalvokite apie kelius, mokyklas, net tualetinį popierių vyriausybės pastatams. Visa tai reikalauja sudėtingos taisyklių ir reglamentų sistemos. Kodėl? Nes kalbame apie milžiniškas pinigų sumas. Beje, pinigus, kurie priklauso jums. Šie viešųjų pirkimų įstatymai egzistuoja tam, kad būtų išvengta betvarkės. Jais siekiama užtikrinti, kad vyriausybės jūsų pinigus leistų sąžiningai, skaidriai ir efektyviai. Nes būkime atviri, be taisyklių viskas gali tapti labai neaišku ir labai greitai. Viešieji pirkimai gali atrodyti kaip užsienio kalba. Išsiaiškinkime keletą pagrindinių terminų. Viešasis pirkimas. Procesas, kuriuo metu valdžios institucijos perka prekes, paslaugas ar darbus iš išorinių tiekėjų. Pranešimas apie pirkimą. Viešas pranešimas, kuriuo potencialūs tiekėjai informuojami apie pirkimo galimybę. Įsivaizduokite tai kaip milžinišką skelbimą, ieškome darbuotojų. Pasiūlymas. Oficialus tiekėjo pasiūlymas tiekti prekes, paslaugas ar darbus nurodytus pranešime apie pirkimą. Sutarties skyrimo kriterijai. Veiksniai, kuriais remiantis pasirenkamas laimėjęs tiekėjas. Pavyzdžiui, kaina, kokybė ir patirtis. Pagrindinės sutartis. Ilgalaikės sutartis su vienu ar keliais tiekėjais dėl pasikartojančių pirkimų. Tai tarsi pirkimas urmu, bet vyriausybėms. Ne visi pirkimai yra vienodi. Jie skirstomi į kategorijas pagal vertę ir tipą. Vertė. Mažesni pirkimai gali būti tokie paprasti kaip prekių pirkimas vietinėje parduotuvėje. Didesniems projektams, pavyzdžiui, naujo tilto statybai, reikalingas daug griežtesnis procesas. Tipas. Ar vyriausybė perka prekes, pavyzdžiui, kompiuterius, paslaugas, pavyzdžiui, teisininko konsultaciją, ar darbus, pavyzdžiui, naujos mokyklos statybą. Kiekvienam iš jų taikomos savos taisyklės. Prisimenate tas vertės ribas, kurias minėjome. Jos egzistuoja tam, kad vyriausybės, tarkime, nepirkų $10 milijonų vertės tušinuko. Šios ribos skiriasi priklausomai nuo šalies ir netgi nuo valdžios lygmens. Tačiau idėja ta pati, kuo didesnė vertė, tuo daugiau kontrolės. Kaip jie nustato vertę? Ne visada taip paprasta, kaip patikrinti kainą. Jie turi atsižvelgti į bendrasias išlaidas per visą sutarties laikotarpį. Įsivaizduokite tai kaip augintinio išlaikymo išlaidų apskaičiavimą. Tai daugiau nei vienkartinis įsigijimo mokestis. 5. dalis. Dėmesio. Spraga. Kai viešųjų pirkimų taisyklės nustoja galioti. Prieš griebdamiesi iš akių ir protestuodami prieš šią neteisybę, taip yra šių taisyklių išimčių. Kartais, pavyzdžiui, dėl ypatingos skubos ar nacionalinio saugumo, vyriausybėms gali tekti apeiti įprastą viešųjų pirkimų procesą. Pavyzdžiui, stichinės nelaimės atveju joms gali tekti skubiai įsigyti būtiniausių atsargų, nesinaudojant ilgų konkurso procesų. Tačiau neskubėkite. Šios išimtys yra griežtai reglamentuojamos arba bent jau turėtų būti, siekiant išvengti piktnaudžiavimo. 6. dalis. Nesąžiningi viešieji pirkimai, ypatingi atvejai taisyklių pasaulyje. Kai kurie sektoriai žaidžia pagal savo taisyklės. Pavyzdžiui, gynybos, komunalinių paslaugų ar visko, kas susijęs su tarptautiniais susitarimais. Kodėl toks ypatingas požiūris? Gali būti, kad kyla grėsmė nacionaliniam saugumui. Arba galbūt jiems reikia specialios įrangos, kurią gali tiekti tik kelios įmonės pasaulyje. Šie ypatingi atvejai dažnai yra dar sudėtingesni, nes taikomos tarptautinės sutartys ar specialūs sektorių reglamentai. 7. dalis. Sąžiningas ar nesąžiningas žaidimas. Viešųjų pirkimų taisyklių laikymasis. Viešieji pirkimai tai ne tik geriausio pasiūlymo gavimas, tai taip pat visiems tiekėjams vienodų sąlygų užtikrinimas. Skaidrumas. Visi turėtų turėti prieigą prie tos pačios informacijos apie viešųjų pirkimų galimybės. Sąžininga konkurencija. Visi tiekėjai turėtų turėti vienodas galimybės laimėti sutartį, neatsižvelgiant į jų dydį ar politinius ryšius. Nediskriminavimas, jokių išankstinių nuostatų. Su visais tiekėjais turėtų būti elgiamasi vienodai, neatsižvelgiant į jų rasę, religiją ar meilę polkai.
8 dalis – tiekėjų kova. Ar esate pakankamai geri dirbti vyriausybei? Norite parduoti savo prekes vyriausybei? Pasiruoškite iššūkiams. Tiekėjai turi atitikti tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus, kad galėtų pateikti pasiūlymą. Tai gali reikšti, kad jie turi įrodyti savo finansinį stabilumą, techninius pajėgumus ir netgi savo etikos standartus. Įsivaizduokite tai kaip darbo pokalbį, tik su didesnė rizika ir daugiau dokumentų. 9 dalis – pasiruoškite. Dėmesio, pirkite. Planuokite savo išlaidų maratoną. Viešieji pirkimai tai ne tik pinigų švaistymas. Tam reikia kruopštaus planavimo ir pasiruošimo. Vyriausybės turi nustatyti savo poreikius, parengti techninės specifikacijas, įvertinti išlaidas ir paruošti visus reikiamus dokumentus. Šiame etape viskas gali tapti labai nuobodu, tačiau tai labai svarbu siekiant sklandaus ir sėkmingo viešųjų pirkimų proceso. 10 dalis – viešieji pirkimai būtinas blogis, jei atliekamas teisingai. Viešieji pirkimai gali atrodyti kaip biurokratinis košmaras, tačiau tai yra labai svarbi vyriausybės funkcija. Tai reiškia, kad viešosios lėšos būtų naudojamos atsakingai ir efektyviai. Teisingai vykdomi viešieji pirkimai gali skatinti inovacijas, remti smulkųjį verslą ir gerinti piliečių gyvenimą. Taigi, kitą kartą pamatę naują viešąjį projektą, prisiminkite visas taisyklės, reglamentus ir dokumentus, kurie buvo reikalingi jam įgyvendinti. Ir galbūt įvertinsite tai, kad jūsų mokesčių pinigai, tikiuosi, buvo išleisti protingai.